Sveikos merginos, esu kosmetologė Jorė Jungevičienė iš Grožio namų Beauty Resort. Šiame Beauty Print vaizdo klipe noriu Jums papasakoti apie neseniai pristatytą veido kaukų naudojimo techniką multimasking. Tai yra labai populiarus ir daugelį grožio tinklalapio aprašymas kaukų naudojimo būdas ir dėl to noriu apie jį papasakoti šiek tiek plačiau. Multimaskingas, tai kaip jau skaitėte, yra vienu metu naudojamos kelios kaukės. Ši technika labiausiai pasiteisintų mišrią veido odą turinčiom merginom, nes būtų paprasčiausia sluoksniuoti kaukės. Galite pradėti nuo T-zonos. T-zona tai yra kakta, nosis ir smakras. Tai dažniausiai būna zona, kur yra labiau užsiplėtusios poros ir daugiau blizga yra nešvarumų. Čia galite tepti valomąją kaukę su moliu. Jeigu jūsų oda nėra labai riebi, naudokite baltąjį molį, jis yra šiek tiek lengvesnis, bet taip pat puikiai valo. O kieno yra riebi oda, naudokite žaliąjį molį, jis yra tikrai stiprus, jis gerai valo poras ir jas sutraukia. Kita zona skruostai gali būti šiek tiek paraudę ir jeigu jūsų kapiliarai yra labai arti paviršiaus, galite tepti kapiliariams skirtą kaukę. Dažniausiai tai būna su vitaminu B ir mirtomis. Ir tuomet, kai ją tepate, saugokite paakių zoną, kad ant paakių zonos nieko nepatektų jokios kaukės, nes tai yra labai jautri paakių oda ir jie gali sudirgti ir pradėti pleiskanoti. Skruostai, žandikaulis dažniausiai būna sausa oda ir ją reikia drėkinti arba maitinti. Todėl galite naudoti drėkinamąją kaukę arba jautriai odai skirtą maitinamą. Kaip jau minėjau, ši kaukų naudojimo technika yra geriausia naudoti, jei turite mišrią odą. Kitas būdas yra naudoti skirtingas kaukes kiekvieną savaitę. Tai tarkim, jeigu vieną savaitę jūs užsitepsite ant visos veido odos valomąją kaukę, kitą savaitę galite tepti drėkinamąją. Dar kitą galite vėl maitinamąją arba vėl valomąją. Tuomet visa oda tolygiai gauna visų medžiagų. Jeigu jūsų oda yra labai riebi ir jums reikia ir valyti, ir drėkinti, paprasčiausiai galite kokį sekmadienį iš vakaro užsitepti valomąją kaukę, palaikyti 15-20 minučių ir tuomet kokį trečiadienį, ketvirtadienį teptis drėkinamąją kaukę. Tuomet oda bus ir išvalyti, ir sudrėkinti. Jeigu naudodamas šitas kaukės namuose, galite užtikrinti, kad oda bus ir sudrėkinta, ir išvalyta ir tokiu būdu užtikrinsite odos puikiai išvaizdą ir galėsite ne taip greitai apsilankyti pas kosmetologę.